Matau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su panelė Eglė kalbu? Taip, o kas skambina? Eglutė, čia aš tiesiog tokiu klausimu dabar, ar savaitgalį tu žadi švęsti pas mūsų sodyboje gimtadienį, ar aš nesu to žmogum kalbu? Na, taip žadėjau. O ta prasme, tu pati buvai užvažiavus ten tartis, dabar aš perėmiau visą reikalą ir noriu išsiaiškinti, nelabai suprantu. Man yra tiesiog telefono numeris, duotas ir Eglė. Čia tavo gimtadienis bus, kaip suprantu. Na, mes ten 13 žmonių turėjo dalyvauti ir turėjo. Tiesiog su nakvynė ir... O kurią dieną čia dabar parašyta? Šeštadienį. Šeštadienį. Šį. Och, tu velnas. Blogai. Kas nors ne taip? Blogai. Kestai, pasižiūrėk tą datą. Užsakyta, ar ne? Nieko negalim padaryti. Turiu nieko pažiūrėti, kadangi, ten buvo viskas iš anksto sutarta, seniai... Ta prasme, pinigus... Bet tai kaip taip susidubliavo, hebra, aš sakiau, kad negalima. Ką aš galiu padaryti? Jeigu Vytas tada buvo, aš negaliu nieko padaryti. Vestuvės bus tada, atvažiuoja pas mus daug žmonių, niekaip. Pasakyk, kad keistų datą, pinigų grąžinti negalime, bet pasakyk, kad keistum datą. Eglė, aš tiesiog, atsiprašau viso, nežinau, mūsų kolektyvo vardu, koks čia kolektyvas, alkoholikų šaika, išmesiu visus. Bet... Ir, Eglė, ką mes galim tiesiog pasiūlyti, dar nukelti porą savaičių tada. Porą savaičių, kai žmonės sukviesti, tikrai yra iš toli ir kaip. Na, kitos išeities kol kas nėra, nebent prisijung prie tų, kas ten per vestuvininkai, kiek jų bus? Žmonių? Jo, ten bus apie 45 žmonės švęs vestuvės, visi fainiai, Vilniečiai. Man atrodo, dalis iš jų atvažiuoja iš Londono. Prie ko čia Vilniečiai? Mes ne Vilnių švęsim. Ne, mes kalbam, kad vestuvininkai bus iš Vilniaus atvažiuos. Ai. O ten su jais susitart niekaip, ar ne? Bandėjai pinigų tu juokauji. Ten suknelės, karietos, ten mašinos, viskas pas juos ten paimta, ten be prošvaiščių. Eglė, bet tai kaip taip negalvot susitart, aš nesuprantu. Tai kaip jūs čia taip, aš nesuprantu. Vat būk išvažiavęs. Nežinau, mes tai tarėmės, sakė, salė laisva ir nameliai bus laisvi, nakvoti bus galima. Su kuo tarėsi? Pinigus. Kaip supratau, kad administratorė su manim kalbėjo. Mergina. Ar ne tavo taip, mergina. Ne tavo ten taip, ir važiavomės, ten kalbėjomės, normaliai viskas buvo. Mano boba. Mušu ir vis tiek neklauso. Mano. Mano, galim. Alio. Labas vakaras. Labas. Už 2 savaičių. Bet už 2 savaičių yra laisva datelė. Pedačiam. Ne už 2. Gerai, kovo 13. Kovo 13, super, kovo 13. Mes ir nuolaidėlę padarysim tada ir viską. Kaip ir per vėlai būtų mum. Kasgi čia dabar, kovo 13, penktadienis 13, iš vis super data. Gal tada apseisim be to gimtadienio. Bet tai supranti, kad mes tau negalim to užstatėlio gražinti, nes supranti, jau mes patys esam, susimokėję ūkvedžių, užpirti, už viską jau ten. Tada ne iš karto kaip nors. O kiek tu davei ten pinigų mūsų ten tai? Aš kaip įmoką daviau dar 500 tik tais. Bet tai ten iš tikrųjų plėšiasi, tai per daug administratoriai ir kažkaip dabar. O tai kaip dabar to gimtadienį nebus, man kažkaip net nesmagu, kažką gal kokį butelį nupirkti. Kažką organizuosim tada, bet tai taip gėda nuo žmonių, bet kažką bandysim. O gintarė ką? Gintarė? Ką gintarė? Nieko gintarė. Erzina mane ir tiek. Tikrai erzina, nes jį dabar užsakė visą šitą pokalbį Zip FM. Labutis, tave trukdo radijos, turi Zip FM iš Vilniaus. Jau. Sakau, kas čia ne taip man. Pekla čia. Ne. Gintarė čia užsakė viską ir sakė, reikia tave panervuoti šiek tiek. Tai gali atsipalaiduoti, aš manau, kad viskas ten gerai. Jo, viską mes... Gerai. Melas. Nesiparink, gerai? Tikra melagė. Gero tau gimtadienio, gražiai atšvęsk. Gerai, ačiū. Ate. Ate.